Na ir taigi sveiki visi ir mes vėl su nauju mikrofonu ir ką mes šiandien darysime, tai mes vėl bandysime gaminti damaską, bet gaminsime iš šiokių tokių atliekų, tai iš tokių, kaip sakant, kur metalą pjaus ten, kai kur metalą pjauna ir mes turime jų labai daug, tai nieko nelaukia ir mes juos kartu suvirname su štai šią juostą. Čia yra minkšto metalo juosta ir čia yra kieto metalo juosta. Tai tas turėtų, šis turėtų labiau patamsėti nei šis. Ir tada, kai mes viską suvyrinsime, ties viduriu vėl įdėsime kieto metalo plieną, kad kai iškaltume patį peilį, tas kietas metalas būtų ties ašmenim, nes jeigu mes virintume tuos kartu ir tiesiog nieko nedėtume, gali papult ant ašmenų minkštas metalas, o tai yra labai no. Tai nieko nelaukia, mes šias, kaip sakant, tos kaip ir peiliukus nusišveičiam, kaip matote, čia yra viskas surdyje ir aš noriu pasakyti, aš galiu iš tikrųjų dabar SMR soundus daryti, pasiklausykit, Tikėkimės, ausų jums neskauda. Ir kaip ir sakiau, viskas užtenka tų bairių, visko, tų visokių. Pradedam suvirinti tą ruošinį. Bum ir mes jį turime suvyrintą. Tai kaip aš padariau, tai aš 3 plokštelės pasėmiau to pjūklo, sudėjau vieną krūvą, tada to minkšto metalo ir taip toliau, kol 8 sluoksniai susidarė. Ir nežinau, kaip iš tikrųjų susivyrins, nes nežinom nei koks tai metalas, žinom tą minkšto metalą, bet nežinom, kaip jisai susivyrins su šiuo pjūkliniu kažkokiu metalu. Ir dar viena problema. Biškį tikriausiai ne kaip suvyrinau, to aš parodysiu jums. Tikėkimės, garsas geras, lygiai toks tolygus. Kaip matote, štai čia taip gerai atrodo. Toks nerombas, o štai čia toks jau kaip matote, toks biškį toks pakrypęs, toks biškį žvairas, žinai, toks žvairaukas. Bet nieko, gal susivyrins. Nes gali būti tame problema, kai vyrinsiu, jisai norės metalas vėl taip pat slinkt ir nesusivyrint, žodžiu. Jisai ne tai, kad kals vienas į kitą, o jisai taip pabiškis links, aišku, susivyrins, bet ne taip kokybiškai, kad ten kali taip ir kad susivyrintų. Taigi kūrėme ugnį, įkaitinam iki raudonumo, paberiam boroksą, įkaitinam iki beveik leidimosi temperatūros ir bandom suvyrinti. Taigi, iš tikrųjų čia gryna nesąmonė mums gavosi. Labai didelė nesąmonė. Visų pirma dėl to, nes tas metalas yra labai plonas ir kur palikau
neuždengia su tuo minkštų metalu, tai jisai iškrypo ir nikiek nesusivyrino. Va štai kaip viskas. Ir atrodo, kaip matot. Va čia viršų iš vis nesusivyrino. Tai mes dar kartą pabandysime vėl tai padaryti, bet šį kartą su mažesniu rašinuku, kad biški pasimokyčiau, pasižiūrėčiau, kaip viskas su juo veikia. Tai nieko nelaukia, dar vieną greitai pasidarome rašinuką ir vėl pradedam vyrinti. Taigi gerai, aš kaip ir jau ir suvyrinau ir šiek tiek mažesnį padariau, kad geriau man įsikaitintų jisai. Ir štai čia, kaip ir sakiau, tas storesnės plokštelės išorėje, čia tokį storesnį įdėjau, čia kokius, kiek čia įdėjau, čia įdėjau juos 5, o ne 3 ties viduriu ir čia tada po 3. Ir štai va, jisai yra toks lygus, ne kaip rombas, nes irgi labai didelį efektą jisai turi, nes, pavyzdžiui, va čia pažiūrėkit. Va kaip rombas taip susilenkia jisai, va čia dar baisiau. Nu, matot vis tiek. Ir va taip va gaunasi, tai taip reikia labai atsargiai lygiai bandyti suvirint. Taigi dabar vėl tas pats pabersiu borokso ir vyrinam. Viens, du, trys. Taigi, jau kaip matėte, nukalėme. Vienas yra įtrukimas, bet jisai yra labai nedidelis. Tai arba išveisim, arba išpjausim. Aš čia turiu su kreida pasižymėjęs. Aš nežinau, ar jums matysis, ar nesimatys. Kur tai balčiau. Tuoj, nenudegint laidų nuo mikrofoną. Va štai čia va. Ir va štai čia. Tarp čia yra įtrukimas toks nedidokas, tai tikėkime mes jį išveisim arba, kaip ir sakiau, išpjausim. Taigi jau tikriausiai susitiksime iki rytojaus, man iki rytojaus. Ir vėl supjaustysime į kelias dalelės, nežinau kiek čia dalių man pjaustyti, tai tikriausiai supjaustysiu, būtų gerai kokios 5 dalis iš tikrųjų supjaustyt, kad kuo daugiau sluoksnių būtų. Dabar kiek čia buvo. Buvo 1, 2, 3, 4, 7 lyg tai sluoksniai. Aš nežinau, žodžiu, tingiu skaičiuoti, tingiu galvoti dabar. Nu, džiaugiuosi, kad bent jau suvirinu, bet yra vienas įtrukimas. Ir ką galiu pasakyti, daug sunkiau vyrint tą minkštą metalą su tuo pjūkliniu metalu, nei su tuo ten UHB 20C ir 15N20. Daug sunkiau su šituo suvirint buvo, atsiranda visokių
tų įtrūkimų ten, nes buvo atsiradę, man atrodo, matėte, biškį pabėriau vėl boroksą, įkaitinau iki baltumo ir pakšt ir suvirinau. Tai susitikam iki rytojaus. Taigi, išaušo nauja diena ir iš tikrųjų trūkimas yra gan ilgas, bet mes jį pabandysime su bulgarkį išveisti, jisai yra ilgio. Beveik 5 centimetrų, tai nieko nelaukia ir pabandom mes jį išveisti. Jeigu neišeis išveisti, tai mes tiesiog jį išpjausim ir vėl atgal, kur viskas gerai suvirinsim. Nu, aišku, prarasim daug to, bet ką jau padarysi, čia toks vis tiek jau iš tų jau čia kalam, tai jau iš tų visokių pjūklinių nereikalingų jau tų pjūklų kalam, tai, nu, aišku, būtų gerai, kad visą susivirintų, bet kai būna, tai būna, tikriausiai neįkaitinau gal ant to pačio galo ten tą visą ir taip susiformavo, bet nežinau, dabar pradedame jį šveisti ir kaip matot, nusipirkau, naują reduktorių nusipirkau, būtų tas kažkoks nekoks biški, nu jisai toks senokas. Jisai išvis skirtas degoniui, o ne anglies dioksidui arba angliarūgščiai. Jisai skirtas degoniui ir jisai, man atrodo, biškį leisdavo, buvo jisai pakildavo iki 50, kitą dieną ateini jau žiūri, jau yra nukrytę iki 20. Nu, aišku, užsuku balioną, bet viduj dar lieka ten tų dujų. Arba taip turi būt, nežinau, žodžiu. Ne tam skirtas, tai pakeitėm į naują. Užtenka kalbų, pradedame jį dabar šveisti. Na ir gerai, mes turime jau antrą ruošinuką, kaip ir trečią ruošinuką susiruošę ir dabar kiek čia buvo sluoksnių, neskaičiuojam tų sluoksnių, kas norės, tas pasiskaičiuos, nieko mes čia dabar nedauginsim ir štai taip jisai atrodo. Va štai taip va. Suvirintas. Tai dabar 5 gabaliukus suvirinau ir pabandysime mes jį vėl suvirinti. Tikėkime šį kartą gal be jokių bus įtrūkimų. Ir ką daugiau čia pasakius, tai pasakysiu vėl paberiam boroksą. Pirmą įkaitinam iki raudonumo, paberiam boroksą, įkaitinam iki baltumo ir tada tikėkime pakš šį kartą. Suvirinsim. Na ir kitą, jeigu čia viskas gerai pasiseks, kitą kartą, kai mes jau virinsim, tikriausiai pjaustysim gal į 4 dalis ir tada ant vidurio tokį kietą metalą uždėsim. Gal va tos pjūklus dėsiu, aš nežinau tiksliai, gal ir tos pjūklus įdėsiu kokius 6 tuos gabaliukus ir nežinau, tikėkime vėl gražiai susivirins, bet dabar nuo šito pradedam, tai kūriam žaizdrą ir pradedam. Taigi, kaip matėte, aš suvirinau ir nebuvo jokių įtrūkimų, tai volia tiesiog. Tai praeitą kartą tikriausiai tiesiog buvau negerai kaitinęs, per mažai kaitinęs. Ir tiesiog, ant pačio galo buvau per mažai kaitinęs ir tiesiog nesusivyrino. Pavyzdžiui, kad ir maža dalelė nesusivyrina, bet jeigu ją tempi tą metalą ir tas įtrūkimas savaime padidėja. Taigi mes turime štai tokio dydžio ruošinuką.
Kaip ir sakiau, pabandysime supjaustyti į 4 dalis. Kiek čia dabar yra centimetrų? Nu, apie 13 centimetrų. Ir supjaustysime 4 dalis. Ir tikriausiai įdėsime va štai vėl tą metalą ties viduriu, kad vėl aš jį galėčiau suvyrinti ir būtų ties viduriu tas kietas metalas. Pavyzdžiui, kai šveisim ašmenis, nušveisim tą minkštą su kietu ir prieisim prie to kieto, kuris yra ties viduriu ir bus jisai ties ašmenim ir gerai pjaus ir bus tobula tiesiog. Ir ką galiu pasakyti, jūs pirmai matėte, ant kiek aš tiesiog nušveičiau prieš suvyrindamas, tai aš tiesiog biškį su bulgarke prašveičiu tuos visus oksidus ir ten yra tų ir įkalimų ir dar ten viduj tų oksidų, pavyzdžiui, ten tų greveliuose oksidų, tai aš pravarau pro šį dantratinį šepetį, dar labiau nušveičiu ir vėl sudedu į krūvą, užvyrinu, paberiu boroksą, o boroksas viską išstumia. Aš, pavyzdžiui, kai žiūriu tuos visokius anglus, kai jie gamina, tai jie ten labai švelniai nušveičia, dar su acetonu nuvalo, dar su kuo, bet to tikrai nereikia. Jeigu vyrini su boroksu arba su smėliu, jie išstumia tuos oksidus. Žinoma, jeigu būna labai didelis toks, jau toks storas, jau toks, ką žinau, kaip ten, šlakas, jau ne oksidas, o šlakas, tai būtinai reikia nušveist, boroksas jo neišstumia. Tai žodžiu, anglai, jie visi triedžia, nes nušveičia labai gerai, nors taip nereikia. Žinoma, geriau, jeigu gerai nušveiti, buvo didesnė tikimybė, kad susivyrins, bet kokia tikimybė, kad susivyrins, jeigu per žema temperatūra. Tai išsisakiau viską, ką norėjau. Vienas, mačiau, anglas daro taip, kad tiesiog paberia borokso, užverčia tą metalą, bum, suvyrina, boroksas viską išspjauna. Aš šiaip iš tikrųjų sužinojau apie tą dalyką iš vieno švedo. Jisai kietas, žodžiu, žmogus, pas jį beleką ten tie peiliai, ten pas jį tiesiog peiliai. Geleštės jisai rankenų negamina, bet jisai gamina visokias geleštės. Iš visko jisai ten kala, ten iš visokių ten, žodžiu, jisai kietas, jisai net sako, net neperka to metalo, iš tikrųjų jo neapsimoka, bet žinoma, jeigu nusiperki tam tikrus metalus, juos lengviau suvyrinti. Pavyzdžiui, kaip N15 ir UHB 20C. Viskas. Tai laukiam, kol atvės metalas, mes jį toliau nušveisime ir užvyrinsime ir tada vėl pasakysiu, kad jau pradedam vėl vyrinti. Tai laukiam. Na kągi, ir jau turime mes rašinuką padarę. Kažkur jau pamečiau. Kur jisai? Ai va, ant spaustuvų. Ant spaustuvų jisai, blemba. Ir štai taip va atrodo. Radau įtrūkimą ties pačiu galu, kur čia buvo galas ir va tas kotas ėjo. Tai čia įtrūkimas ties viduriu buvo, tiek išvyčiau ir dabar jau nebėra. Ir štai čia va įdėjau ties vidurį, kiek čia įdėjau aš jų? 5 įdėjau sluoksnius ties vidurį ir va štai taip atrodo. Tai, kaip sakant, vėl tas pats per tą patį. Įkaitinam, paberiam borokso, įkaitinam ir suplakam. Tikėkime, vėl suvyrinsime be jokių įtrūkimų. Praeitas kartas, kur dabar vyrinom, galvojau, kad be įtrūkimų, bet ties vidurį buvo atsiradęs. Tai pradedam.
blogai, iškart pasakysiu. Ne, žodžiu, blogai viskas susivyrino. Čia kažkoks įtrukimas atsirado, aš nežinau dėl ko iš tikrųjų, nes kaitra buvo gera, borokso nepagailėjau. Nežinau, yra tik vienas dalykas, dėl ko manau. Nes kai šitus dėjau, šitie buvo tokie platesni nei mano tas. Ir aš juos kaip šveičiau, nušveičiau. Ir ten tipo pasilieka, kai šveiti ten pasilieka ten tokie. Ir kai pabėriau boroksą, gal boroksas nebuvo įlindęs per tuos žodžių, kaip sakant, visokius tarpus. Ir gal taip gavosi, nežinau tiksliai, bet raštas iš tikrųjų gražus atrodė, labai gražus toks atrodė. Damaskas yra Damaskas. Čia nelabai matysis, bet iš tikrųjų yra čia tų įtrukimų. Ai va, matosi. Va čia viens, čia kits. Ir buvo toks viens labai toks didelis. Matėsi, šlako tikriausiai buvo įlindę. Ir gal taip gavosi. Bet mes tikriausiai dar nepasiduosim. Dar rytoj vėl sugrįšime. Arba ne rytoj, arba kažkada. Vėl bandysime mes iš šitų daryti, nes mums tai nieko nekainuoja. Ką čia, tai tokie dalykai, čia tos, kaip sakant, nuo tų pjūklų. Iš tikrųjų, dėkui, kas man juos davė. Praverčia, bet nelabai praverčia, nes dar nei karto nebuvom jokio peilio padarę. Bet nieko padarysim. Aš iš tikrųjų gal galvoju, man reikia pirmą, nors ne. Nežinau, žodžiu, kaip čia man daryti iš tikrųjų reikia. Kaip man čia padaryti, bet vis tiek rytoj sugrįžtam. Aš jau būsiu pasidaręs jau ruošinį, jau būsiu viską tikriausiai pasidaręs ir iškart rodysiu, kai vyrinu buvo, kad jums laiko negaišint. Tai va, jau susitiksime, gaila, bet ką jau padarysiu. Susitiksime jau tikriausiai iki rytojaus. Taigi ir vėl nauja diena, bet aš išsiaiškinau, kad šis pjūklas yra padarytas iš dviejų skirtingų metalų. Tai aš čia biškį laptopą pasidėjau, kad viską pasižiūrėčiau, apie ką noriu pašnekėti. Jisai padarytas iš dviejų tų metalų, tai M-KEM2 ir kažkoks spyruoklinis plienas. Tai štai va M-KEM2 matmenis ir tarp tų trijų čia visų spyruoklinių plienų. Tai 1, 2 ir 3. Ir jisai yra suvirintas su kažkokiu lazeriu, kaip galima matyti va štai čia. Va, kaip matot, čia ta linija eina. Ir čia tie du skirtingi metalai, va. Tai čia tas yra M-KEM2 metalas. Tai jisai yra labai kietas ir atsparus karščiui. Tai jeigu būtų jisai tik vienas tas M-KEM2 metalas, vienas tas metalas, o ne du skirtingi, tai jisai lengvai labai lūžtų. Ir jeigu būtų tik tas vienintelis spyruoklinis metalas, jisai labai greitai sudiltų, pjaunant metalą, jisai buvo ir skirtas pjauti metalui. Tai jisai padarytas iš dviejų metalų ir suvirintas su kažkokiu lazeriu. Ir čia kaip ir yra tie visi matmenys. Tai va, kalviškas suvirinimas su šituo minkštų metalų pasižiūrėjau, yra tipo labai sudėtingas dėl jų skirtingų cheminių sudėčių, dėl kažko ten tiesiog, bet mes jau buvome 2 kartus suvirinę. Štai va, S235 visos matmenys. Jisai parašyta, kad sunkiai virinasi ir su tuo M-KEM2 ir su tais spyruokliniais plienais, nes turi ir skirtingą lydymosi temperatūrą. Pavyzdžiui, tas turi, kiek čia jisai turi? Ai, ne, nepasirašiau. Nepasirašiau, bet mes jį buvom 2 kartus suvirinę, bet, aišku, paskutinis tas kartas neišėjo. Atsirado toks vienas įtrukimas nemažas.
ir mums jo neišėjo suvyrinti. Ir aš kai žiūrėjau, pavyzdžiui, kai vyrinau tą damaskinį plieną, aš žiūriu, kodėl tiek daug skirtingų sluoksnių. Dėl to, nes jisai yra, kaip ir sakiau, pagamintas iš 2 skirtingų metalų, nors kad ir buvo kokie 20 sluoksnių, atrodo jau kokie 80 sluoksnių būtų, ten vien sluoksnio po sluoksnio, o tai yra tiesiog tie 2 skirtingi metalai susivyrinę kartu, jau 3 iš tikrųjų skirtingi metalai. Ir juos yra gan parašyta sudėtinga suvyrinti ir pasižiūrėjau vėliau, kaip susivyrina 15N20 ir UHB20C susivyrina. Tai jisai gan lengvai susivyrina, nes šios medžiagos yra labiau suderinamos savo savybėmis ir dažnai naudojamas kartu. Pavyzdžiui, gaminant damaską, bet, aišku, visi jį gamina, nes, žinoma, lengviau suvyrinti, bet mes vis tiek nepasiduosim ir pabandysim dar kartą mes jį suvyrinti. Žiūrėsim, kaip ten gausis, reikia tik tais gerai įkaitinti lygiai viską. Ir kai pirmą kartą mes jį vyriname, va štai tą tokį didelį kubą, tai aš šiaip tai iš tikrųjų sakiau, kad jisai susilenkia labai, kai įkaitini, tai labai daug streso tikriausiai yra. Tai nieko nelaukia, pasidarom vėl tą ruošinuką ir pradedam vėl vyrinti. Jeigu nepavyks, jau tikriausiai tada ir pabaigsim šį video. Tai va, viską, ką norėjau, tą išsakiau. Tai pradedam mes jį, pradedam daryti patį ruošinuką. Taigi gerai, aš jau turiu pasidaręs rašinuką, bet nežinau, ar pastebėjote ar ne, bet aš nedėjau to S235, to minkšto metalo, o tik tuos pjūklinius metalus dėjau, nes pagalvojau, jeigu jie 2 skirtingi metalai ir kai 2 skirtingus metalus suvyrini, tai gaunasi damasko, tai ką man dar tą trečią dėt ir gaut kokį, nežinau, trimaską, man reikia damasko, ne trimasko. Tai va, ir gal, nežinau tiksliai, bet gal lengviau ir susivyrins. Ir aš, kaip matote, daug čia tų siūlių pridėjau, nes kaip ir pirmą kartą mes vyrinome, ten tas iškylo, kur nebuvo to storesnio, kaip sakant. Ir taip gavosi. Tai dabar 4 siūlės įdėjau ir nežinau, čia bus jau kiek čia jau sluoksnių iš karto. 25 iš karto sluoksnį pasidaro čia man. Ir aš sudėjau, pavyzdžiui, dantis, nedantis, dantis, nedantis, dantis, nedantis, dantis, nedantis, nedantis, dantis, dantis, nedantis, kad taip, žodžiu, gautųsi vienoj pusėje ten taip skirtingai ir kitoj taip skirtingai. Tai nieko nelaukia, kūrėm ir vėl 3 kartą žaizdrą ir gal tikėkime susivyrins. Jo, tikėkime susivyrins, mums čia nežinom, kaip ten iš tikrųjų bus, bet tikėkime susivyrins. Tai pradedam. Na taigi gerai, matėte, neišėjo suvyrinti, ant pačio vidurio jisai
kažkaip pertrūko ir tada jūs matėte, kai bandžiau testuoti tuos damaskinio plieno suvyrinimus, tai jie irgi nėra labai, išvis nėra tobuli. Aišku, aš žinoma, nesu dar ir toks profesionalas ant to vyrinimo. Jeigu nežinojot, gal nežinojot, gal ne, gal žinojot. Ir va štai taip viskas kaip ir atrodo. Kažkaip nelimpa jie čia. O aš čia kai laužiau ir taip gavosi, žodžiu. Aš tiesą sakant nežinau, dėl ko net taip galėjo net nesusivyrint. Nes manau, kaitra gera, borokso irgi yra. O aš čia irgi kaip lenkiau. Tai nežinau, pirmus 2 kartus, kai vyrinom, tai viskas gerai susivyrino iš tikrųjų. Pala dar aną ruošinį, gal pabandom protestuoti greitai. Jo, ne, koks irgi čia buvo vyrinimas, nors įtrūkimų ir nesimatė. Čia irgi nekoks. Tai nežinau, kokią čia išvadą padarius tokio, kad įmanoma suvyrinti, bet dar neturiu pakankamai įgūdžių suvyrinti tokius metalus. Dar nesu labai ir patyręs ant to pačio damaskinio, ten kur visi gamina tuos iš tų metalų. Tai va, reikia daug patirties, daug kalti. Ir kaip sakant, tikiuosi patiko šis video. Jeigu taip, spauskit like, spauskit dislike, prenumeruokit kanalą. Gal pasieksim greitai ir, nežinau, 10 000, gal dar kažkiek pasieksim, nežinau. Ir kokia išvada būtų, tokia išvada, kad iš tikrųjų sunkiau kalti šituos vyrinti kalviškai, nei mano manimu. Nes aš praeitą kartą, kai peilį dariau, tai ten, nežinau, be jokių įtrūkimų, be nieko, suvyrinau taip greitai. Tai dar kartą sakau, tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kitame.